2017 metai, rugpjūčio 10 diena. Pas mus įdomus egzempliorius – Argentinos dogas. Kalbėkime pradžioje apie tą dresūrą. Sudėtinės dalis be abejo turi būti idealus ėjimas greta, kad šuo neįtemptų, neatsiliktų. Nes kasdienybėj dažnas atvejis, kad neaišku, kas kurį vedžioja. Ar šuo šeimininką, ar šeimininką šunį. Taigi šitas stipri labai veislė, akcentuoja labai stiprus. Ir jeigu nedresuruotas, tai tavo tiesiog kojas sulaužys. Tai labai jau reikia kruopščiai išdresiruoti, kad kiekvienas momentas būtų idealus. Tai kągi, su ėjimu greta mes įsprendėme. Kompleksas šalia savęs. Komanda, einam. Komanda sėdėti. Kaip visus, neskubiai, kaip visus sakau, sėdėti, išlaikymas kiekvienos pozicijos. Ateik čia. Sėdėti. Nes šuva gudrauja. Jis dažnas skuba sekančią komandą padaryti. Komanda gulėti. Komanda sėdėti. Paskubėjai sėdėti. Perlai sėdėti. Ir komanda stok. Tai sunkiausia dresūroje stok. Sunkiausia dresūroje komanda. Nes šunį atsistojus būti vienu padėti labai sudėtinga. Be abejo, gražus šuva. Mėgstu didelis šunis. Tai ypatingai baltas. Baltos spalvos. Ir priėjome prie sunkiausių dresūros momento komplekso atlikimas per atstumą. Kodėl tai sunkiausias momentas? Todėl, kad per atstumą šuva gali nusispjauti ir pabėgti, ypač toksai didelis šuva. Perliukai pademonstruosime darbą per atstumą. Tuoj mes ir pradėsime. Komandos tos pačios, tik jau per atstumą. Komanda sėdėti, perliukai, sėdėti. Traukiamės 5-8 metrus. Be abejo, išlaikymas irgi būtinas, va šuva gudrauja. Numažiuoti sėdėti. Perliukai. Sėdėti. Nuolaidų jokių negali būti, vieną kartą nusileisi ir šuva gudraus toliau. Gulėti. Komanda sėdėti. Ir sunkiausias momentas. Stok. Šiuo atveju būtinas labai išlaikymas, kad pabūtų ir net aš šiek tiek didinu atstumą. Šunelį sunku